Sveiki, čia tinklalaidė Labas, aš Anykščiuos. Tai pokalbiai su šiuolaikiškais ir kūrybiškais žmonėmis, pasirinkusiais savo veiklą vystyti ir gyvenimo džiaugsmus atrasti Anykščiuose. Su jumis sveikinasi Simona Valonytė. Šios laidos svečias Anykščiuose labai mylimas ir gerbiamas, kasmet turizmo giliuose skinantis Lauras. Tai žmogus, kurio galvoje labirintais vaikštinėja įvairiausi sumanimai. Nors vaikystėje jis svajojo tapti informatiku, bet tikriausiai nieks nepaneigs, kad Anykščiai atvėrė naują lapą savo turizmo istorijos knygoje Deividui Dyliui, grįžus čia gyventi ir kurti verslus. Labas, Deividai. Sveiki. Esi sakęs, kad išvykęs mokytis į Vilnių neplanavai grįžti į Anykščius. Tai visgi kada įvyko tas lūžis, paskatinęs grįžti į gimtinę, tėvynę? Taip, kai išvykau į Vilnių studijuot, ne informatikos, vadybos ir verslo administravimo, pamačiaus Vilniaus gyvenimą, gal tą ritmą, ypač kai tau 18-19 nutrūkęs ištrūkęs iš tėvų, iš Anykščių, tai visai toks kitas gyvenimas. Ir kai grįždavau į Anykščių, sakykime, netgi paprastą dieną šiokią pas tėvus, tai matai, kad čia tuščia, lyg tai veiksmo nėra, kaip kalbu to amžiaus jaunuolio akimis, tai sakau, tikrai čia negrįšiu, nes čia jau tokia labai jau nėra ko veikti. Bet baigus studijos, pradėjus darbuotis ir po to jau grįžus su mažom idėjom, būtent su kukurūzų labirintu, tuo metu gal man buvo 23 metai, pažiūrė, kad čia viskas labai gerai, kaip tik to ritmo, to tokio intensyvumo nėra, viskas gražu, visai kitom akim žiūri ir matai perspektyvas. Tai vat, tada lūžis ir vyko būtent po pirmų metų kukurūzų labirinto to padarimo. Tada sakiau, tikrai nebegrįšiu į Vilnių. Ir nebegrįžau. Taip, o iš kur atsirado labirinto idėja? Idėja gal buvo tokia istorija, kad tas paradoksas, kad norėjau būti informatiku, įstojau mokintis vadybą ir verslo administravimo, baigęs studijas pradėjau dirbti su informatika, su internetiniais puslapiais, internetiniu verslu būtent, tada kaip tik jis būmino, būtent pats interneto sklaida, būtent tai, o ten būdavo labai sezoniškumas didelis, sakykime, kai žiemą visi prie kompiuterių, laisvalakis daugiau prie kompiuterių skirtas, o vasarą visi kaip tik žmonės į lauką išeidavo į gamtą. Ir tada krisdavo pajamos, intensyvumas mažėdavo darbė, taip tuo momentu su Tomu pusbroliu dirbom, tą tokį verslą turėję ir sugalvojom, kad vasarą kažką reikia daryti. Būtent su Anykščiais, tai buvo įsigyta dažasvadžio įranga ir liko šiek tiek pinigų. Nuo tos planuotos investicijos. Ir kažkur pamačiau, kad tas yra kukurūzų labirintas. Ir kažkaip ta mintis mane užkabino, nors nežinojau nuo ko pradėti, kaip ten darosi, kuo skiriasi, sakykime, arimas nuo kėjimo, bet kažkaip ta idėja užkabino ir viskas buvo daroma ta linkme, kad jis atsidarytų. Tai va, ir taip sakykime, iš niekur, nežinau, pagauta internete gal ta idėja. Papasakok, kaip viskas išsirutuliojo, kad tapai net viso labirintų parko, apverstų namų, nuotykės slėnio savininku. Ko tikėjaisi pačioje pradžioje? Tai gal viskas ir gaunasi, kai pradedi, iš esmės, kai dirbi su idėja, dirbi su pats, sakykime, būdamas to labirinto parko administratorium, nežinau kaip reiškia, kad pats visą laiką buvau arti klientų, pats įleisdavau, pats kalbėdavau su jais. Ir būtent po kokių antrą sezono pastebėjau, kad tas motyvas, kaip labirintų motyvas, jis tinkamas, žmonėm patinka ta emocija, kai įeina, neranda išėjimo arba susisuka galva, ar kažkoks toks vaibas geras, sakykime, populiarus dabar žodis. Ir paskui pradėjau galvoti, ką galima padaryti, kokį labirintą padaryti, kad jis būtų, sakykime, ilgesniam laikotarpiu, ne kaip kukurūzai nuo Liepos pabaigos iki spalio vidurio, o būtent nuo kokio gegužės mėnesio iki spalio pabaigos. Ir atmetimo būdu, sakykime, iš tųjų, jos netiko, nes didelė investicija, ilgai auga, laiko reikia, sakykime, ne 5 metų, pas tėvus, pavyzdžiui, augo tujosios, nežinau, 10 metų, kol užaugo iki 2 metrų su biškiu.
Tai paskui ten šiaudų rulonai, šiaudų kitkos, mediena, visokių idėjų buvo ir kažkaip pradau tą mintį, kad karklai yra būtent kaip iš augalų, kurie greitai auga. Tai irgi mintis susiciklino, kad galima padaryti pakankamai greitai, užauginti per porą metų. Tai va, nuo tos idėjos ir prasidėjo daryti, kad reikia išplėsti ilgesnį laiko tarpą. Tada radom tokią vietą, vat, būtent kur dabar yra labirintų parkas. Ir prasidėjo būtent nuo 3 labirintų iš karklų ir nuo gal 3 pramogų. Taip, gal 3 pramogos buvo. Tai va, o dabar jau turbūt yra jau labirintų kokie 7 ir pramogų 30. Tai va, tai plečiate. Taip, sakykime, taip ir gaunasi, kad step by step ir plėtiesi. O kaip manai, ar tavo verslas galėtų taip pat sėkmingai veikti ir kitose Lietuvos vietose? Turbūt taip. Tasme, jis, vat, kaip kukurūzų labirintas veikia puikiausiai Vilniuje, prie link Trakų važiuojant, tai jis veikia, bet Lietuva tai yra vis sąlyginai maža šalis, tai kalbant, ar verta jį būtų, kaip man pačiam, kaip plėtrai ten atidaryti, nežinau, Klaipėdoje, tai sakyčiau gal ne, nes investicija didelė, imli, sakykime, tų labirintų ir priežiūra ir pats toks sezoniškumas didelis, tai sakyčiau gal ne, bet užsienį turbūt taip. Tai va. O pati kukurūzų labirintų idėja iš užsienio yra pasiskolinta? Tai kukurūzų labirintai labai populiarūs ir ten tradicija jau tai yra kaip kultūros dalis, tai iš Amerikos, nes kornmeizai jie labai populiarūs ir šiaip kukurūzai Amerikoje labai populiarūs sodinti kaip ūkiuose. Ir ūkininkai dažnai nemažą dalį savo ūkio skiria būtent kukurūzų labirintui, bet ten ne vien tik labirintas yra, ten visas motyvas ir moliūgai, ir Halloweenai švenčiami, ir traktoriukai, tas visas farmas, nežinau, kaip ir gyvūnėliai, ta prasme, ten tokių švietėjiškai eina iš to, kad irgi, kaip juokdavosi, kad vaikai nežino, kaip atrodo karvė, tas pienas. Tai čia buvo prieš 10 metų, man juokingai atrodė, kad amerikiečiai to nežino, o dabar jau po 10 metų, šiandien jau supranti, kad tie vaikai tikrai nežino. Jau ir Lietuvoje pasitaiko. Jau ir Lietuvoje, taip. Tai aš paprastai labai gerai matau su labirintų perkoje esantį minuzų, kur yra triušiukai, ten kalakutai ir vištos. Tai kai vaikai įsigąsta, kad triušio akis raudonos, nes ten kažkur multikė jis robotų pradeda virsti ir vaikas rėkia, bėga. Tai pamatai, kad tikrai tas atskirtis nuo kaimo vaikam, ypač jau tos šitos kartos, kur jau po kelius metus, tai jam tikrai yra, taip jau tokia neliesta zona. Tai idėja yra tikrai ne mano sugalvota, sukurta. Tai yra pasaulyje paplitusi. Tik Lietuvoje tikriausiai reikėjo šiek tiek kitaip pritaikyti. Ar principas panašus? Principas panašus, tik tai Lietuvoje, sakau, kad didžiausias minusas yra, kad kukurūzų sodini gegužės pradžioj, gegužė, birželis, liepa auga, 3 mėnesiai grubiai auga, o veiklą vykdai 2 mėnesius, tai labai gerai. Tai vadinamas tas, pas mus, kai vasara šilta, rudenį iš karto atvėsta, tas vegetacijos laikas trumpas ir Amerikoje kukurūzų labirintai būna ilgiau, akivaizdžiai ilgiau, nes pats tas, sakau, kukurūzų vegetacinis laikotarpis ilgesnis ir jie gal dirba po 3-4 mėnesius, o Lietuvoje, 2 mėnesiai čia ilgesnis, nes labai šalnas užeina ir kukurūzam viskas jau baigėsi. Ko tavo manymu reikėtų siekiant pradėti vystyti savo verslą? Gal aš kaip iš savo patirties pasakysiu, tai visas, kas prasidėjo, kas dabar yra, tai iš esmės idėja ir noras ir tikėjimas tai idėja. Čia buvo gal pagrindinis tas varikliukas, motivacija, nes kai tuo momentu, sakau, 23 metai ir sakiau, kad pasidalinau ir su tėvais, ir su aplinkiniais tą idėją, jie tikėjau, bet rodė pirštą ir prie smilkinio, kad kas tau čia kažkaip mokės pinigus kukurūzų laukia, taigi važiuoji į Panevėžį ir tų kukurūzų laukų, kur gali nemokamai praeiti ir panašiai. Ir dėja, ir taip pat ir klientų buvo, kurie taip mąstė, bet tas tikėjimas kažkaip, nežinau, toks jos nepaleidimas ir įėjimas pirmin.
netgi iš pradžių neskaičiuojant ir galimo uždarbio, neskaičiuojant laiko, jis pavertė būtent dabar jau tikrai į verslą. Ir būtent jaunimui, ko gal ir trūksta tikrai palaikymo. Ne visi, pavyzdžiui, arba, ne visi iki galo su savo idėja išeina, būtent gali būti pirmi etapai kaip tik sunkus ir jie turbūt nepelningi, arba mažai labai pelningi, bet kažkokioje vietoje virsta lūžis ir ta idėja ir tas verslas jau pasidaro tikrai ir pelningas ir veikiantis, puikiai veikiantis ir generuojantis pajamas. Tai turbūt tikėjimas, motyvacija ir pati idėja tikrai svarbu. Aišku, tam tikros verslos neužtenka tikėti ir idėjas turėti, reikia ir statinio kapitalo, ir pradinio kapitalo, ir investicijų, bet yra tikrai daug verslų, kur užtenka pakankamai mažos investicijos. Kukurūzų labirintui, sakykime, jeigu taip žiūrint litais, tai užteko, jeigu neklystu, apie 3000 litų. Gal tiek net nereikėjo. Tai aišku, tais laikais irgi nemaži pinigai, bet ne tokie, kad sakytum, kažkur reikia turtingo tėtės, dėdės ar laimėti loteriją. Tai o po pirmų metų buvo matosi vizija, kad galima tikrai būtent tą idėją plėtoti. Kas tau yra svarbiausia, kuriant turistinius objektus? Į ką labiausiai koncentruoji dėmesį? Kaip minėjau, atsižvelgi ir suaugusiuosius, ir į mažus vaikus. Tai turbūt labai matosi nuo klientų poreikio. Jeigu net ir komentarus kilti paskaičius, jeigu ten parkas tinka tik vaikams arba tik suaugusiems, tai tada žiūri, ar į ką orientuojas. Aš labiau orientuojas į šeimas. Nėra taip, kad ekstremas vien tik tai paaugliai būtų įdomu, paaugliam ir neįdomu, sakykime, mažiesiem arba vyresniem. Mano koncepcija yra būtent šeimos, per šeimų prizmę, kai kada ne visada turi veikti, sakykime, koks nors 18-metis. Yra, bet jam mažesnė dalis pramogų skirta. Tai būtent su ta intencija, kad yra skirtas šeimoms ir tos pramogos, sakykime, galvojamos, kad, kaip sakau, kad amžiaus cenzas nėra pas mus riba ir gali 3-metis ir 80-metis. Tai lygiai taip pat ir jo verstą namą ateina ir ant rankų atneša kūdikį, aišku, jis emocijų tu negauna, nesupranta, bet lygiai taip pat ir ateina 80 metų senoliai pažiūrėti, kokia čia nesąmonė, kas ant lubų baldus prikalė ir tokia emocija. Tai būtent koncepcija yra į šeimų turizmą, į šeimas skirtas pramogos. Papasakok mums daugiau apie savo ir Anykščių santykį. Ar tavo akimis miestas pasikeitė lyginant su tavo vaikystės metais? Tai gal vaikystė buvo žiūrima kiti tokie pastebėjimai būdavo. Tai kaip sakau, jeigu šiokiom dienom gal nebuvo kas veikti, o dabar aš džiaugiuosi grįžęs, kad atvirkščiai nereikia niekur važiuoti po pusę valandos, nereikia stovėti kamštyje ir būna kai kada pikta, kad per sankryžą, per šviesoforą išvažiuoju ten per 3 ten tą signalą, o ne per 2 ir 1. Tai keičiasi su metais turbūt. Plius yra šeima, vaikai, tai 2 sūnus, darželis, mokykla, tai viskas vietoj, labai viskas puikiai. O pats miestas, tai be abejo, jis gražėja turbūt kiekvienais beveik metais, atsirandant ir naujom pramogom, naujom traukos objektams. Tas, sakykime, kai kuriuos erzintis vasarinis šurmulys, bet man tai tikrai labai fainai, nors aš su turizmu dirbu, aišku, man turi būti tas žmonių srautas, bet šiaip labai faina, kai vaikšto šeimos vasarą, miestas pilnas, centras pilnas, aišku, kamščiai didesni, kai kuriems, sakau, netinka, nepatinka, bet pats tas miestas ir turi būti mobilus, jis judantis, o ne, toks apmyrės, niūrus, tai kaip tik ruduo nepatinka, jeigu taip žiūrint. Tai jis pasikeitė tikrai, manau, matosi ypač, kas atvažiuoja po kažkokį ilgą laiko tarpą. Kai gyveni visada, tu nepastebė ten, kad pasikeitė viena gatvė, 2, 3, liktai tu susigyveni. O kai nebūni 5 metus kokius, tai jam labai tikrai skirtumas didelis yra. O kaip tavo gyvenimas tavo vaikams? Juk jei gyventų didelėme mieste, jie galėtų eiti į geriausias šalies mokyklas, lankyti geriausias būrelius. Ne, aš nemanau, kad labai čia yra kažkas blogiau. Aišku, gal sakykime, tokie kaip ten licėjus Vilnius, gal ten taip yra labiau
aukštesnis lygis, bet manau, Anykščiuose mokyklos tikrai geros, neperpildytos klasės, pati infrastruktūra, jos ir mokyklos atnaujintos, tai mokytojai tikrai geri, kažkaip nejaučiam, kad tikrai čia jau gera gyvent, bet su švietimu blogai. Tikrai viskas puikiai. Būrelių tikrai pasirinkimas yra netgi daugiau negu reikia ir vaikai gali lankyti nuo iki. Ir kai kurie net Vilniečiai, draugai netgi su pavydu žiūri, kad netgi iš pirmo atveju, kiek tas būrelis kainuoja, pirmas dalykas, kitas momentas, į jo patekimą, ta prasme, nuvežti vaiką į kitą miesto pusę Vilniuje, tai užtrunka pusę valandos, net ir daugiau ir grįžti ir paskui pasideda ekonominiai dalykai, kad fiziškai, pavyzdžiui, negali vaiko vežti į tam tikrą būrelį, kuris gal jis norėtų. O Anykščiuose to nėra ir tikrai didelis pasirinkimas būrelių, netgi puikus. Kas tavo manimu labiausiai skatina žmonės atvykti gyventi į Anykščius? O gal miestui kažko dar trūksta, kad čia masiškai pradėtų kraustytis žmonės? Masė, turbūt tai ir ką kalbu, kad žmonių, jaunimo 20 metų gal sunku būtų pritraukti, kaip sakau, tas gyvenimas vakarinis, naktinis, tai jam šiek tiek taip, liūdniau būtų, bet apie 30 metų, kurie jau antras pusės turi šeimą, tai tikrai didžiausi pliusai turbūt lyginant su didžiuoju miestu. Švietimas, vietai darželiai puikus, tikrai jokių problemų nėra su vieta, atstumai, pats gyvenimo tempas turbūt, nes, sakau, lyginant kiek paklausai ir pats kiek prisiminė, tai namie vis tiek nebūna anksčiau 7 ir kamštis kažkur nusipirkti, apsipirkti ir žiūri valandą vienon pusėn, 15-20 kiton pusėn žiūri jau per dieną po 2 valandas prarandi. Tai tas laiko tėkmė, gyvenimo kokybė, tas žalios erdvės, nereikia važiuoti iki žalių ežerių ten pusę valandos ar valandą, kad pabūtum ten tą pačią valandą. Čia užtenka turbūt 5 minučių. O taip turbūt viena kita iš pagrindinių problemų tai yra darbo vietos. Ir kad ir turizmas taip jis tikrai prisideda tikrai nemažai, bet dėja jis yra sezoninis, tai čia irgi yra didelis minusas. Bet žmonės dažnai dabar tos darbo vietos yra mobilios, kad ir programavimas ar kažkoks tai custom service, tai būna gali dirbti iš savo vietų. Ir ne problema, kai kada nuvažiuoti 100 kilometrų į ofisą ten kartą ar 2 kartus į savaitę. Tai tame irgi, tas atstumas irgi 100 kilometrų nebėra ta spraga, kad čia valanda kelio, tai labai blogai. Tai manau, daugiau minusas dėl darbo vietų. Tas, kas turi darbo vietą, ar pats susikūrė, tai Anykščiuos viskas gerai, bet intencija, kad būtų gerų ir kažkokių tokių patrauklių specialybių dėja Anykščiuos kol kas trūksta. Tai ką galima būtų padaryti, kad tų minusų mažėtų? Kaip manai? Tai šiek tiek aš prisidedu, sakykime, su turizmu plečiant ir atsiranda naujų objektų, bet nežinau, ar sakyčiau, ar fabrikų tikrai reikia. Gal yra, aišku, fabrikas fabrikui nelygu, vieni visada gal tas stereotipas, kad fabrikas tai yra kamenai, dūmai ir ten labai didelė tarša, bet yra ir kitokių fabrikų, kurie gal gamina žalia energiją pasinaudodami. Tai kažkokios tokios darbo vietos, kurios pritrauktų, sakykime, ir inžinierius ar vadybininkus, kad jie čia būtų motyvas atvažiuoti gyventi. Kai kada, aišku, paradoksas, mano vieni draugai ieškojo pardavimų vadybininko, Anykščiuose jo nerado. Ir tikrai sutvarkinga alga, kuris nesakytų, kad čia minimumas yra rinkos kaina. Tai iš Ukmergės važiuoja už dienos žmogus važinėja kiekvieną dieną. Tai ir čia ne vienas atvejis yra. Tai toks būna, kai kada reikia, nėra, o kiti sako, kad nori, bet nėra kur dirbti. Bet nežinau, sakau, čia tokia šiek tiek sunki, atsakymas nebūtų taip vienareikšmiškas, 1 minutės. Kokias tavo mėgiamiausias vietos Anykščiuose? Tai mums patinka, mėgiamiausias gaunas susideda ten, kur vaikam patinka. Tai mes dažnai vaikštom po kairėje taką, palei upę, į Lajų taką važiuojam pasivaikščiat, pačiam Dainų slėnį. Tokios vietos, kur
su šeima gali ir saugiai, ir oras geras. Tai vat, ten tikrai patinka. O tokių vietų tikrai daug yra. Atrodo, kad tu tiek daug visko darai. Kaip viskam užtenka laiko? Ar nenukenčia šeima? Tai taip, kenčia faktas, nes laikas yra toks, kad jo yra 24 valandas, atmesti reikia miegojimui 8, buičiai kelios ir žiūri, kad reikia dalinti tą laiką tarp verslo šeimos, bet jau tas laikas skirimas šeimui didėja, nes ta aktyvi plėtra ir tas intensyvumas jau kaip sakyt, pasiekė piką ir dabar jau galiu skirti daugiau laiko, bet dėja taip buvo, kad daug laiko dirbdavau. Bet dabar jau viskas, jau susidėjau kaip. Tai tikriausiai tavo darbo diena kupina tokio streso. Ką veiki, kad nuvytum į lauką? Gal didžiausias pliusas darbo, ne tiek, kad stresas, tai nėra monotonijos. Tai va, tame ir yra didžiausias. Aš jaučiu kaifą, nes kiekvieną dieną žinai, ką darysi, bet daug būna darbų, kurių tu nesi suplanavęs, net neplanuoji. Aišku, ir tai pliusas ir būna kai kada minusas, kad susiplanavęs vieną darbą, tau reikėjo visiškai kitą darbą padaryti. Tai iš esmės stresas ten, minimalus stresas yra gerai, nes jis yra adrenalinas tuo pačiu ir stresuoja ir smegenys kitaip masto. Bet aišku, jeigu būtų pastovus stresas, tai tada būtų blogai. Turbūt ir pats turėtum rinktis, ar tau toks streso sukelintis darbas, ar tos valandos reikalingas. Nes vėlgi, vienas žmogus vienaip tą stresą pakelia, kitas kitaip. Šiuo metu viskas gerai. Gal streso daugiau buvo šių metų kovo vidury, kaip koronavirusas atėjo, kai tas nežinomumas. Tai tame šiek tiek buvo streso, kai nežinai, kas bus ir nieks nežino, kas bus. Tai tame gal buvo didžiausias, taip sakyčiau, 5 metų bėgyje, bet paskui viskas susitvarkė ir viskas jau dabar labai kaip ir neblogai. Tai tikriausiai dabar jau nebe taip išgąsdintų karantinas, pavyzdžiui, nes jau esat susidūrę kaip komandas. Taip. Ką noriu sakyti, kad pats blogiausias dalykas, turbūt visur, ir versle, ir gyvenime, tas nežinomumas. Kai tu nežinai, tai nežinai kaip spręsti, nežinai kas bus, kaip elgtis. O dabar jau kaip pirma ta banga praėjo, tai žinai kaip reikia, kaip gyvensim, kaip patys žmonės, kokiom nuotaikom gyvena. Tai dabar kažkaip jau kaip ir aiškiau, tai jis užtruks ten kelius mėnesius, jau eina link vakcinų, labiau kažkaip žmonės mato, kad net nėra tokia labai mirtingas tas virusas. Tai kažkaip viskas kaip ir aiškiau. Tai dabar kaip ir ramiau dėl būsimo ar galimo to karantino. Kas tave asmeniškai skatina judėti į priekį? Tai gal pirmiausia netgi taip reikėtų sakyti, kad ir pats verslas, iš principo, jeigu kalbant apie verslą, tai pats verslas negali stovėti, o turizmo verslas tai visiškai. Tai jeigu žmogus atėjo vienais metais, aplankė, sakykime, šiuo atveju Labirintų parką, jeigu kitais metais ateis nieko naujo nebus, trečiais jis sakys, viskas tas pats. Tai tu net priverstas kažką daryti naują, kažko ieškot, kurt, plėstis, kad būtum įdomus būtent lankytojui. Tai netgi priverčia, vadinkim taip, aplinkybės, net gal kai kada noro, kuo talint, kalbant buvo klausimas dėl laiko, tai kiekvienas plėtra ar tas ieškojimus naudėjų labai reikalauja daug laiko ir netgi kelionių, sakykime, keliauti po užsienio kitas lankytinas vietas, jas žiūrėti, kaip jie dirba ir, tarsi, vis tiek turėtų gyventi parodos, tai tikrai atima daug laiko. Tai pats verslas būtent skatina judėti priekin. Ar tavo gyvenime yra kūrybos? Jeigu taip, tai kokia ji? Tai kūryba aš žinau kad nebūsi niekada dailininkas, nebūsi niekada dainininkas. Tai kūryba dailiai turbūt labai svarbus momentas ir kai pažiūri, vis tiek sukurta yra pakankamai įdomių dalykų ir net kai kada stebiuosi, kad tai pavyko. Aišku, kai daug ką galima rasti internete, bet vis tiek nėra taip, sakykime, šiuo atveju kaip Labirintų parkas, kad nuvažiavęs jį pamatėjai ir panašiai padarėjai kažkur iš Prancūzijos. Jo dėja tokio nėra. Tai vis tiek kūrimas buvo, jis taip
kažkaip vis tiek kūrėsi, nežinau. Tai va, tas irgi įdomu matyti tą galutinį rezultatą ir paskui įdomu matyti lankytojų emocijas, atsiliepimus ir tą satisfakciją, kad žmogus gerai praleido laiką ir jis gavo gerų emocijų. Tai va, tame turbūt irgi vienas iš varikliukų būtent verslo, kad geros emocijos. Kaip atrodytų tobula tavo darbo diena? Tobula? Tobula gal paprasčiausiai sakysiu, kad būtų nuo 8 iki 5 ir jinai aiškės startą ir finišą turėtų. Dabar dėja taip nėra. Ir ten pietus nuo 12 iki 1, va tada būtų turbūt tobula ir pirmadienis, penktadienis, o ne 7 darbo dienos, kai kada. Tai va čia tas, o pati darbo diena, kaip sakau, nėra jinai rutininė. Yra tam tik darbai mėnesio pradžioj, mėnesio gale, bet šiaip kiekvieną dieną iš esmės kita. Ir jinai sunku būtų aprašyti, kad sudėliok savaitės darbus, tai turbūt reikėtų dėlioti tą pačią savaitę. Tikiu, kad Anykščius dar tikrai nustebinsi. Gal jau turi konkrečių ateities planų? Tai yra dabar, kur šalia Verso namo, tai irgi dygsta namas, jis kabantis toks yra, tai tikslas yra kitais metais atidaryti tokį, kol kas be pavadinimo parkas, tai kitokių namų parkas. Nežinau, kaip jis reikės dar čia skirti tikrai daug laiko sugalvoti pavadinimą, bet bus tokie keli tokie crazy, kitokie namai, tai va, tas pats Versas namas, bus kabantis namas, bus besisukantis namas, tasme į vidų įėjus aplink tave suksis namas, nežinau kaip taip, namas suksis, spinning house'as. Tai bus tokia kitokia emocija, kad būtent patirti, kad patirk, būtent apsilankęs ar pajausk jausmą, kurio iš esmės niekur kitur nepajausi. Tai bus daugiau tikrai per pojūtį. Tai vat, labai tikiuosi kitų metų vasarą jis atsidarys. Taip pat internete dar mačiau tokį straipsnį, kur buvo rašoma, kad parduodamas Nuotykis slėnis. Ir ten pačioj buvo paminėta, kad jūs ruošiate plėstis ar laukia kiti nauji reikalai. Tai vienas, matot, kamerina, klausimas buvo, ar užtenka laika šeimai, tai brūkšnelis ne. Tai norint, kad jos užtektų, reikia tam tikras veiklas ir su jomis dėja atsisveikinti, perleisti kitiem. Tai tas pardavimas ir susijęs su laiko stoka ir kai reikia jau rinktis, kur tas laikas skirt, dėja šitam parkui mažiausiai yra skirima. Tai pribrendo ir ieškot naujo šeimininko. Tai va, ir kiti, ta plėtra, šeima, užsienyje vienas kitas dar irgi projektas yra, tai nebeužtenka laiko, tai paprasčiausiai dėja tenka atsisveikinti. Taip, dar buvo minėta, kad Rygoje berods turite reikalų, čia apie užsienį kalbant. Jo. Ten irgi dominuoja kažkas panašaus į... Su pramogom, ten uždaroji patalpoti yra illusion rooms, būtent per iliuzijų kaip ir muziejus. Tai ten tokia veikla vykdoma. Pabaigai, ko norėtum palinkėti anykščiams ir miestelėnams? Gal toks linkėjimas būtų taip, kad pats miestas, kad tikrai eitų tą linkmę, kaip ir dabar eina, tai yra būtent turizmas ir būtent per dabar infrastruktūros kūrimo, kad ta infrastruktūra būtų visiems patogi ir tuo pačiu atsiras ir žmonės, kurie norės čia atvažiuoti kurt, ir verslai, kurie norės atvažiuoti čia kažką daryti ir kurti darbo vietas, tai matau tikrai perspektyvą, nes tikrai viskas čia gerai, tik tai trūksta naujų darbo vietų ir būtų tikrai turbūt wow. O miestelėnam tai ką, linkiu kai kada būti ne tokiem piktiem, nes dėja yra šiek toks, kad nuotaikų labai žmonės, bet manau, viskas bus gerai, turbūt gal ir susijęs su tom pačiom darbo vietom ir su ta tokia vidiniu gyvenimu, bet viskas turbūt gerėja, bent jau aš taip manau. Labai ačiū tau už pokalbį. Prašau. Linkiu, kad visi ateities planai išsipildytų. Su jumis buvo projektas Labas, aš Anykščiuos, kurį rengia Pasaulio Anykštėnų bendrija.
remiama Anykščių rajono savivaldybės. Mūsų galite klausytis tinklalaidžių platformose Spotify, Podbean bei YouTube. Daugiau informacijos apie Pasaulio Anykštėnų bendriją rasite mūsų Facebook puslapyje bei adresu www.anykštėnai.lt. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų susiklausymų.